Ok, tai galim pabandyti ir pradėti. Nu, turi 2 valandas žmonės. Nežinau, jie aiškinsi, kaip spręsiu. Tikiuosi neužtruks ilgiau 2 valandų ir būtų daug laiko neužtruktų. Bet jau turim formulių lapą pirmam lape. Tai visai gerai, nes primena, kas yra, tarkim, standartinė skaičiaus išraiška. Šito nežinau, kiek prireiks, šitas labai geras dalykas. Šito nelabai dažnai prireikia, šito gali prireikti, šitų visų turių gali prireikti ir plotų. Tai labai gerai, kad jie čia yra. Ir net viską paaiškina, kas čia yra. Jo, tai tikrai naudingas formulių lapas. Ir tada galim pradėti skaičiuoti. Jo, tai pirmas uždavinys. Veiksmas tiesiog su trupmenom. O 2/9, tai čia jau negalim trupmenus pasireikšti, pasiversti skaičius kableliu, tarkim, jei žinotum, kad 1/2 būtų, galėtum pasirašyti kaip 0,5 ir su skaičiuotuvu lengviau skaičiuoti. Nežinau, gal modernų skaičiuotuvą ir trupmeną skaičiuoja, nežinau, ir tokių gal nelabai leidžia pupė. Bet jo, ką čia galim padaryti, tai tiesiog pirmiausia, kadangi čia turim šitą didelį skaičių, arba galvoju, aš prisimenu, kaip jis vadinasi. Turim trupmeninę dalį ir turim sveikąją dalį tikriausiai. Jo, tai šitą sveikąją dalį reiktų tiesiog įkelti į trupmeną. O kaip tą darom, tai tiesiog šitą didelį skaičių padauginam iš to, kas yra apačioje arba iš vardiklio. Ir gaunasi 1 kart 9 ir tiesiog pridedam, kas prieš tai buvo viršui. Tai yra 2 ir apačioj tas pats 9. Lemba, reiktų pamažinti biškį rašom. Gražiau būtų. Jo, biškį gražiau, biškį čia per didelis toks. Jo, bet kaip ir minėjau, tiesiog 1 kart 9. Nu, galėtum tiesiog rašyti 9, bet noriu akcentuoti, kad jei čia būtų, tarkim, 2, tai 2 kart 9 darytum veiksmą. Pridedam tą, kas prieš tai buvo viršui, tai yra 2. Ir dalinam iš 9. Nes šitas vienetas ir atsirado iš to, kad čia buvo 11/9 ir kadangi 11/9 pilnai tilpo, tai ir išskyrėm tą vieną sveiką ir parašėm tą didelį vienetą. Ir kadangi dalinam iš 2/9, tai kaip veikia dalyba iš trupmenos, tai dalyba yra tas pats, kas daugyba iš apverstos trupmenos. Tai čia kadangi dalinam iš 2/9, tai yra tas pats, kas daugyba iš apversto, tai iš 9/2. Nu ir galim sutvarkyti tą viršų, gaunam čia tada 11/9 padauginta iš 9/2. Nu ir galėtum tiesiog dauginti, bet visada kai dauginam, tai galim prastinti iš karto dauginami. Nu, kai yra daugybė trupmenų, tai prastinasi skaičiai, kurie yra viršui ir apačioj galim prastinti, jeigu jie vienas iš kito dalyjasi, tai čia kadangi viršui 9 ir apačioj 9, tai tiesiog galim išprastinti devynetus, nu vietoj jų galim parašyti, kad čia lieka vienetai. Nes tiesiog galėtum persirašyti šitą taip pat kaip 11 kart 9 viršui būtų, o apačioj būtų, galim apkeisti vietom, nes kai dauginam, tai nesvarbu. Nes kaip dauginasi trupmenos, tai tas, kas viršui susidaugina ir tas, kas apačioj. Tai apačioj galėtų būti 9 kart 2, arba galim apkeisti vietom 2 kart 9, nes yra tas pats. Ir jo, kadangi tiesiog ir viršų ir apačią dauginam iš 9, tai galim tiesiog padalinti ir viršų ir apačią iš 9 ir tų 9 tų nelieka. Nes tas pats yra, į tą 11 padauginsim iš 9, o vėliau padalinsim iš 9, tai liks tas pats skaičius. Ir jo, tada tiesiog čia gaunasi viršui 11 kart 1, 11, apačioje 1 kart 2, 2, 11/2 ir tiesiog galim išskirti sveikuosius, nes į 11 2 telpa bent vieną kartą ir iš viso tilps 5 kartus. Ir tada atimam 5 kart 2, atimam 10, lieka 1. Tai atsakymas 5 sveiki ir 1/2. Arba 5,5 galėtum irgi parašyti. Jo, ir tiek žinių šitas paskutinis veiksmas, tai tiesiog išskyrėm sveikuosius iš trupmenos, ką visada sako mums padaryti. Ir atsakymas 5 sveiki ir 1/2. Jo, tiesiog reikia žinoti paprastus veiksmus su trupmenom, kaip jie darosi. Esmė, kad kai dalinam, tai yra tas pats, kas daugyba iš apverstos trupmenos. Nu, reikia mokėti
išskirti sveikuosius ir atvirkštinį veiksmą sveikųjų išskirimai padaryti. Nu, jeigu čia nemokėtum suprastant, būtum ką ten gavę, būtum 99 gavę 18-asias, nu, tada vis tiek reiktų pastebėti, kad čia prastinasi iš 9, nes, nu, reikia mokėti prastinti trupmenas. Nu, prastinam tai tiesiog, kai turim viršų ir apačią skaitiklį ir vardiklį ir jie abu dalyjasi iš kažkokio bendro skaičiaus, tai reikia ir dalinti ir skaitiklį ir vardiklį ir taip prastinti, kiek galim daugiau. Bet jo, atsakymas 5 sveikai ir 1 antroji. Ok, good. Ir tada turim antrą, kur tiesiog reikia -3 pakelt 4 laipsnio. Kaip veikia kėlimas laipsnio, tai tiesiog koks čia yra skaičiukas viršui, tai tiek kartų tą skaičių mes dauginam iš jo paties, tai šiuo atveju -3 dauginam iš jo paties 4 kartus. Tai tiesiog yra -3 kart -3 kart -3 kart -3. Na, pirmiausia, čia skaičiuotuoja, jeigu turi, tikriausiai gali tiesiog -3 pakelt 4 ir gauti atsakymą. Bet geriau supras, kaip veikia kėlimas laipsnių. Tai -3 kart -3. Nu, 3 kart 3 yra 9, o kai dauginam minusą su minusu, gaunam pliusą, tai čia irgi yra 9. Ir čia tas pats gaunasi, visiškai tas pats 9 ir tada 9 kart 9. 81. Labai paprastai gaunam 81. Jo, nėra ką čia per daug pasakot. Taip, bet tiesiog reikia apskaičiuoti antram reiškinio reikšmę, kai a lygu 3. O, kadangi čia tik vienas nežinomasis a ir mums duota, kad a yra 3, tai tiesiog įsistatom vietoj a3 ir skaičiuojam. Tai ką čia turim, šaknis iš 3 minus 9 šaknis iš 3 ir skliausteliuose dauginam iš šaknies iš 3. Ok, tai kaip veikia visada skliaustelių kažkokio reiškinio skliaustuose daugybą iš kažkokio skaičiaus, tai tiesiog man patinka tokias rodiklės nubrėžti visada, nes tiesiog tą skaičių, kuris yra iš kurio dauginami skliaustai, padauginam iš pirmojo nario ir padauginam iš antrojo nario. Tai visada labai svarbu nepamiršti, kad jeigu yra minusas prieš antrą narį, tai reikia nepamesti to minuso. Tai tiesiog šaknis iš 3, na, galim ir parašyti, kad turėsim šaknis iš 3, kart šaknis iš 3. Ir tada minuso nepamirštam, turim minus 9 šaknis iš 3, kart šaknis iš 3. Tai tada gaunasi minusą dauginam su pliusu, gaunasi minusas, minus. Nu, galėtum ir dar parašyti iš pradžių. Ne, ženklą vis tiek reiktų rašyti. Nu, galėtum, pirmiausia, čia vis tiek rašyti, kad minus 9 šaknis iš 3, kart šaknis iš 3. Bet jeigu čia būtų, tarkim, minus, tai reiktų čia dar nepamiršti to minuso. Bet žodžiu, rezultate čia irgi liks minusas, tą turėjau galvoj. Bet, nu, dabar galime sudauginti ir to įsitikinti. Tai jo, čia, kadangi turim šaknis iš 3, kart šaknis iš 3, kaip dauginasi paprastos šaknis, tai tiesiog, kai turim abi šaknis ir daugybą, tai tiesiog po šaknį susidaugina tie skaičiai. Tai tiesiog, kadangi, nu, jeigu būtų, tarkim, šaknis iš 2, kart šaknis iš 4, tai būtų nukeltum tiesiog vieną šaknį ir sudaugintų tos skaičius, būtų po šaknį 2 kart 4. Tai čia visiškai to pačio principo veikia. Susidaugina tie 3 kart 3 šaknį. Ir tada šį čia daugina, vėl minusas su pliusu, tai ir gausis minusas. Ir jeigu yra skaičius prieš tas šaknis, jeigu čia būtų, tarkim, ne vienas, jeigu čia būtų koks nors 2, tai tada susidaugintų tie skaičiai prieš šaknis irgi, prieš šaknies ženklą, bet kadangi čia yra tik 9, nu čia galim suduoti, kad vienetas, tai 9 kart 1 vis tiek yra 9, paliekam ramybėj tą 9 ir irgi į pošaknį. Sudauginam po šaknyje tos abu skaičius, 3 kart 3. Ir tada gaunam 3 kart 3 9, gaunasi šaknis iš 9, minus, vėl tas 9 kol kas lieka, irgi 9 šaknis iš 9. Na ir galim ištraukti iš 9 šaknių, nes žinom, kad čia yra 3, tai iš 9 ištrauko šaknių, čia 3 gaunasi.
minus 9 ir vėlgi, jeigu yra, tarkim, 2 šaknys iš 3, jeigu čia nėra jokio ženklo, tai čia tas pats, kas daugybė. Tai čia irgi yra 9 kart šaknis iš 9 arba 9 kart 3. Ir turim tada 3 minus 27 ir gaunam minus 24. Nu, aišku, jeigu ir sprendžiat LB, tai tilptot langeliuose ir įvertintų jų tą tekstą, nes neįsitarptų, tai tiesiog tada atsakymas minus 24 lyg ir turėtų būti. Jei nieko blogo nepadariau, nepanašu, kad nepadariau. Galima, aišku, ir kažkaip kitaip spręsti, galima būtų neįsistatytą trejetą, pabandyti sudauginti tiesiog su A ir gauti kažkokį reiškinį paprastesnį ir tik tada įsistatyti 3. Bet nėra svarbu, kaip sprendžiat, jei sprendimas teisingas matematikoje dažnai būna keli sprendimo būdai kiekvienam uždaviniui, tai bent vieną teisingą reikia žinoti ir tada tiesiog išsprendė. Jo, tai šitam uždavinį svarbiausia tiesiog žinot, kaip veikia, tarkim, atskliaudimas bet kokio reiškinio su skliaustais, tai dar kartą, jeigu turim bet kokį, tarkim, 2 plus 4 kart 3, čia bet kokie skaičiai galėtų būti, tai tiesiog atskliaudimas veikia, tai dauginam tą skaičių neskliaustose iš abiejų tų narių skliaustose atskirai. Ir tada čia svarbu irgi dar žinot, kad daugybą kaip su šaknimis veikia, tarkim, jei turim 2 šaknis iš 3, kart ten kokias 4 šaknis iš 5. Tai reikia žinot, kad pirmiausia susidaugina tie sveikieji skaičiai, iš kurių dauginam kiekvieną šaknį, tarkim, čia būtų 2 kart 4. Ir tada, čia galėtum daugybę rašyti ir tada į tą pošaknį dedam tos sudauginam skaičius, kurie yra šaknyse, tarkim, 3 kart 5. Tai čia gautum, tarkim, 8 šaknis iš 15. Jo, tai toks visai fainas uždavinukas su šaknim. Tiek žinių, tada trečiam turim kvadratinę lygtį. O, kvadratinę lygtį. Čia turim pilnąją kvadratinę lygtį, tai čia turim koeficientus A, B ir C. Nu, ką jau būtų gerai žinot. Apie kvadratinę lygtis jau tokia viena svarbesnių temų 90 klasės. Realiai bet kokią kvadratinę lygtį galima spręsti su diskriminantu. Įdomu, čia diskriminato formulė yra formulė lape. Nu, realiai nėra, bet galit žinot, kad šitas dalykas yra diskriminantas, kurį dažnai labai moko skaičiuoti žmonės 90 klasėje. Nu, bet jei nežinot, galite iš karto į šitą formulę statyti visą šitą griozdą ir gausit sprendinius. Tai yra labai gerai, net jei neprisimenat. Bet kad būtų šiek tiek mažesnis griozdas, tai galim diskriminantą iš pradžių apskaičiuoti. Vėl, jei jo neprisimenat, tai galit prisiminti, kad šaknis čia iš diskriminanto yra traukiama šitam reiškiniui, tai tada galit prisiminti, kad diskriminantas yra b kvadratu minus 4ac. Ir tada tiesiog suskaičiuojam, kiek yra tas. Nu, pasirašo pirmiausia, kad diskriminantas yra b kvadratu minus 4ac. Nu, čia mums labai gražiai užrašyta ta kvadratinė lygtis, kur a, b ir c yra iš eilės, tarkim, galėtų jau buvus užrašyta kaip minus 4, tarkim, plus 7x kvadratu minus 12x lygu 0. Tada jau būtų šiek tiek netaip patogu, nes a, b, c būtų nebe iš eilės. Tada aš tiesiog siūlau persirašyti visiems, visada, kai mokydavau matematiką, kad persirašyti, kad pirmiausia eitų x kvadratu, tada persirašom x'us ir paprastas skaičius eikai be x'ų paliekam gale. Nes tada labai aiškiai matosi, kaip ir čia, kad prie x kvadratu yra a koeficientas, prie x'ų yra b koeficientas. Nepamirštam minuso, minusas irgi eina į b. Ir čia tiesiog yra c. Tai turim tada b kvadratu yra minus 12 kvadratu. Nu, šiuo atveju, kai kelsis kvadratu, vis tiek dings minusas, aišku, nėra labai svarbu, bet
vis tiek minus 4 kart a yra 7 ir kart c kart, nepamirštam vėl minuso, minus 4. Ir tada turim 12 kvadratu bus 144, galit žinot, arba skaičiuotuvą pakelt. Ir tada čia turėsim pliusą, nes minusas kart pliusas galim įsivaizduoti, duoda minusą, bet tada minusas kart minusas duoda pliusą. Nu, galėtum pradėti dauginti, tiesiog minus 4 kart 7 bus minus 28. Ir tada tą minus 28 dauginam su minus 4. Minusas su minusu duos pliusą. O 28 kart 4, kiek čia bus? Vėl su skaičiuotuvu galėtum skaičiuoti. Arba daugint stulpeliu, bet 2 kart 28 būtų 56. Ir 56 kart 2 tada lieka, nes 4 yra 2 kart 2, tai galim 2 kartus iš 2 dauginti, 56 kart 2 būtų 112, tai gaunasi plus 112. Ir sudedam, gaunam iš viso 256. Čia tikrai yra kažkokios skaičiaus kvadratas, man atrodo, čia yra 16 kvadratų tikriausiai. 16 kvadratų. Nu, galim pasitikrinti greitai. Per pupą leidžia naudoti skaičiuotuvais. Tai aš gana užtikrintas, kad vis dar leidžia. Bet 16 kart 16, 256. Nu, kodėl čia pasižymė, nes vėliau reiks traukti šaknį. Tai jeigu iš karto pasižymim, kad čia yra kažkokios skaičiaus kvadratas, tai žinom, kad šaknis išsitrauks ir tada teisingai. Tikėtina, kad teisingai suskaičiavom diskriminantą, nes dažniausiai išsitraukia iš diskriminanto šaknis, jeigu jau pupė yra 3 taškų uždavinys, kur reikia išspręsti kvadratinę lygtį. Ir jau tada tiesiog galim skaičiuoti savo x1 ir x2. Pagal formulę žinom, kurią galit viršui vėl pasižiūrėti. Nu, galiu ir paskrolinti su visais tekstais. Jo, minus b plus minus šaknis iš d padalinti iš 2a. Jei neprisimena, tai pasižiūrėti tiesiog formulių lape. Ir jo, čia kažkur rašiau. Jo, minus b plus minus šaknis iš diskriminanto. Visas tas reiškinys, formulių lape ne diskriminantas, o tiesiog tas reiškinys įrašytas. Tai nieko tokio ir padalinam iš 2a. 2a ir turim minus b, vėl reikia nepamiršti, b yra minus 12, tai minus 12 plus minus šaknis iš diskriminanto. 256 galėtum rašyti, galim rašyti 16 kvadratu, čia yra tas pats. Ir tada 2 kart a, 2 kart 7, bus 14, kas galim 2 kart 7 parašyti. Ir turim tada minus 12, 2 minusai duoda pliusą, turim 12, šaknis iš 16 kvadratu yra tiesiog 16, 12 plus minus 16 padalinam iš 2 kart 7 iš 14. Ir jo, tada lygo ir turim 2 atvejus. Tiesiog pirmą atveju bus 12 plus 16 iš 14, tai bus 28 iš 14 arba 2. Ir kitą atveju turim negražų visai skaičių, turim 12 minus 16, tai yra minus 4 iš 14, o jau toks negražus sprendinys. Ir prastinasi iš 2 suprastinam, gauname minus 2. 7 gaunam. Pamatęs tokį negražų skaičių, aš jau pradėčiau galvoti, ar čia kažką neteisingai padariau. Bet tada galim pasitikrinti. Jei turit laiko, visada gera mintis pasitikrinti. Pirmiausia, su skaičiuotuvu galėtumėt vietoj x tiesiog įstatyti skaičių ir patikrinti, ar viskas gerai. Bet kadangi aš turiu begalybę laiko, tai čia pasitikrinam, galit žodį užrašyti 2 taškai ir įsistatyti tiesiog. Pirmą atveju turim, kad x lygu 2. Ir tada turim, ką čia 7 kart 2 kvadratu minus 12 kart 2 minus 4. Tai yra 7 kart 2 kvadratu yra 4 minus 12 kart 4. 12 kart 2 tiksliau
Jo, nežinau, kodėl iš 4 pradėjau rašyti. Ai, nes ten buvo 4 kvadratu, tai viskas gerai. Bet jo, čia 12 kart x, tai kart 2 ir minus 4. Tai vėl čia turim 7 kart 4, vėl čia 28. Čia 12 kart 2, 24, 28 minus 4 lieka 4 ir 4 minus 4 tikrai 0. Tai 2 tikrai teisingai. Ir tada antro atveju minus 2/7 turim. Nu, aš tada čia biškai jau nutrinu dalykų. Žodžiu, jeigu reiks, susistabdysit, pasižiūrėsit sprendimą, čia kaip ir viskas aišku. Bet tada aš čia viską, nu gerai, tarkim, nutrinu, kaip mes tos sprendinius radom. Aišku, paliktų normaliu atveju ten viską. Ir į langelius geriau talpintumės negu aš, šydamas savo pelę ant savo ekrano. Bet jo, galim patikrinti ir kitą atvejį be skaičiuotuvų, tai kad įsitikintų, kad viskas gerai. 7 neturim kart minus 2/7 kvadratu minus 12 kart minus 2/7 ir minus 4. Visai sudėtingas reiškinys. Bet dėl įdomumo galim išspręsti, jei kažkas nežinot kaip spręsti, tai pamatysit dabar jo, tiesiog 7 atkeliam trupmeną kvadratu. Tai kaip keltųsi tas minus 2/7 kvadratu būtų tiesiog, nu, keliam kvadratu, tai dauginam skaičių iš pačio savęs, būtų tas pats, kas minus 2/7 kart minus 2/7. Ir kaip dauginasi trupmenos, jis susidaugina tiesiog skaitikliai ir vardikliai, arba tas su to, kas viršui ir tas su to, kas apačioj. Nu, vėl daugina minusą su minusu, gausis pliusas, nu, galėtum rašyti pliusą, bet kai rašom pliusą, tai nieko nerašom dažniausiai. Ir jo, 2 kart 2, vėl kad taupyt laiką bus 4, 7 kart 7 bus 49. Ir nesuprastum iš nieko, tai jo. Nu, galėjot visą šitą čia skaičiuot, bet vėl, kad būtų greičiau. 4 dauginam iš 49, nors 7 galim iš karto pasirašyti kaip 7 pirmasis, nes sveikosios skaičius gerai pasversti trupmenas iš karto, kai dauginam, kad galėtum dauginti normaliai. Ir čia tada minus 12 pirmųjų galim analogiškai pasirašyti. Kart minus 2/7. Nu, ir minus 4 pirmasis galim užrašyti. Taip, tada ką čia turim? 7 vėl su 49 prastinasi, nes abu dalies iš 7, tai čia lieka 1, o čia 7. Tada 12 čia nieks nesiprastina, tada galim lygų rašyti. Na, aš mėgstu apibraukti lygų ženklą, kad matyti, iš kur čia tas lygo atėjo kitoj eilutėj. Ir jo, tada kas čia gaunasi? 4/7. Vėlgi 2 minusai duoda pliusą, plus 12 kart 2, 24, 24/7 ir minus 4 sveikieji. Tai kadangi čia yra 7 vardikliai, vėl reikia subendravardiklinti, kai norim atlikti veiksmą su trupmenom, sudėties arba atimties galim tik tada, jeigu jos visos jau subendravardiklintos. O kai bendravardiklinam, tai tiesiog galim su trupmenos viršų ir apačią dauginti iš kažko, kad pakeist vardiklį. Tai šiuo atveju reikia į 7 padaryti, nes galim labai lengvai tą padaryti, tiesiog iš 7 viršų ir apačią padauginę. Tai 4 kart 7 būtų 28 ir 1 kart 7 būtų 7. Na, nes 28 ir 7 yra 4, tai galim įstikinti, kad mes čia nieko nepakeitėm. Ir gaunasi viršui, kad čia 4 plus, vėlgi, kadangi vardikliai suvienodinti, tai tiesiog galim viršų sudėti. O tada, kai sudėtis arba atimtis tarp trupmenų, tai sudėtį arba atimtį darom tik su skaitikliais, tik su viršum, o apačia lieka tokia pati skaitiklis, tai čia gaunasi 28/7. Nu, ir atimam 28/7 ir gaunam 0. Tikriausiai pasitikrinimas čia, manau, užtruko ilgiau negu visas sprendimas, bet, manau, naudinga, nes vėl čia pasimato reiškiniai su trupmenom, kaip jas reikia daryti, tai gal kažkam naudinga bus sužinoti. Na ir matom tada, kad abiejais atvejais gavom 0,
tai tada ir žinom, kad tas mūsų pirmas x, nu, antru atveju čia buvo tas x lygu minus 2 septintusios. Ir jo, tada galim ir užrašyti atsakymą, kad x1 yra, kiek buvo ten gavę 2, o x2 yra minus 2 septintusios. Nu, galima čia kablelį dėti ir čia rašyti, kabletiškai dėti, kad x2 irgi lygu ten. Nu, nėra tai svarbu, kad teisingai išspręstų. Ir galima rašyti, kad x priklauso aibei, kurioje yra minus 2. Ne taip prašosi, jeigu norim tiesiog nulis, tada su riestiniais kliaustais galėtum rašyti. Bet taip, nu, bet čia jau nebūtina taip fancy rašyti, bet būdavo, kad taip rašydavo mokytas 11-12 klasėje mano kartais. Bet jo, tiesiog x1, x2 galite parašyti ir viskas gerai. Sveikas, v1 ir 0,0 onai. Kiek procentų matką išlaikai? Procentais tai nežinau, ar procentai veikia kaip balai, bet iš matkės 93 gavau. Nežinau, ar čia procentais ar balais. Nu, bet toks įvertinimas tai. Nežinau, ar jis procentus atitinka. Galėjau gal daugiau, jei būčiau mažiau LOL žaidęs 11-12 klasė ir daugiau pamokų lankęs. Jo, bet iš pupo gavau 10 klasė. Vienintelis mokyklai, bet tada perėjau į geresnę mokyklą. Kur jo, su VB sveikino rezultatais nuo 300 žmogui. Tai jau biškai kitokie reikalai buvo. O Disrespektas aš 9 procentus prieš 12 metų. Šit. Nu, prieš 12 metų biškai sunkiau gal buvo matematika. Kaip įsitikinom, nes tik nuo 11 metų pupų formulės lengvesnės. Bet nieko, kaip sakoma, 9 procentai nėra taip blogai. Bent jau daugiau nei 8. Dabar pažiūrėsim mano pupo sprendimus ir jei laikytum vėl, išlaikytum geriau, kaip sakoma. Svarbiausia pasimokyti. Patobulėti. Gerai. Mūsų klausia, ar skaičius minus 4 septintusios yra nelygybės sprendinys. Tai visada, kai patikrinti, ar vienas skaičius yra kažkas lygties ar nelygybės sprendinys, yra tiesiog paprasčiausia įsistatyti tą skaičių. Ir va čia prireikstų mūsų veiksmų su trupmenom, kuriuos ką tik jums priminiau praeitam uždavininu ir visuose praeituose. Tai tiesiog įsistatom, kad, nu, pasižymėt galim, kad x yra minus 4 septintusios. Nu, gal gražiausia, jeigu su langeliais rašyt, kad x lygu minus 4 septintusios. Tai gal gražiausia, jeigu stengtis pagal langelius, kaip rašyčiau sąsiuvinį. Ir jo, tada turim ką? Turim, kad 4 sveiki ir 1 septintoji minus 3 sveiki, kas nieko nedarant, kad minus 4 septintusios. Nu, skaičiuojam, kokios šitas reiškinys tiesiog reikš, kol kas tą daugiau 6 čia galim nerašyti, nes dar nežinom ar daugiau. Jo, galim tiesiog tada spręsti vėlgi, kadangi matom, kad čia jau bus trupmenos visur. Tai iš karto galim daryti, kad būtų tiek trupmenos, kad būtų tų didelių skaičių, galim tą sveikąją dalį įkelti į trupmeną. Kaip minėjau, kaip tą darom, tiesiog pridedam prie skaitiklio tą didelį skaičius, nu čia jis nedidelis, bet sąsiuvinį ten įrašytų, tai būtų va taip, tada jis būtų didelis, ta sveikoji dalis. Tiesiog tą skaičių padauginam iš vardiklio arba iš skaičiaus apačioj ir pridedam, kas viršuje ir taip jau buvo, tai tada čia bus 4 kart 7 plus 1. Dalijam iš 7 ir tada čia bus, vėl kol kas galim nedauginti, tik pasirašyti, kad jis yra minus 3 pirmosios, tas pats kas 3 kart minus 4 septintusios. Ir vėl tada keliam į kitą eilutę, lygu, tada čia turim 4 kart 7, 28, tas pats kas ir plus 1, 29 septintosios ir tada jau čia galim dauginti. Kai dauginam, nereikia bendro vardiklinti, tiesiog vėl bus minusas su minusu, bus pliusas. Plus 3 kart 4 bus 12 ir iš 7, 1 kart 7 bus 7, tai 12 septintųjų.
Ir tada labai paprastai galim sudėti, nes jau vardikliai yra vienodi, bendra vardiklinti nereikia, 29 plus 12 bus tada viršui. Na vėl neskubėdamas galiu užrašyti, vėlgi kaip sudėtis arba atimtis, kai vardikliai vienodi, tai ir paliekam iš 7 ir tada turim 29 plus 12 bus 41 septintoji. Negražus skaičius, nesudalyja iš 7 41, tai galim išskirti sveikuosius. Kiek telpa kartų į 41 7, 7 kart 5 35, 7 kart 6 42 jau netelpa, tai tik 5 kartus tilps. Ir tada atimam kiek telpa, 5 kart 7 35 atimam. Ir 41 minus 35 yra 6, 6, 7. Oho, čia tyčia tikriausiai tai padarė, kad labai arti 6 skaičius, bet pritrūksta vieno mums skaitiklį, kad būtų 42 septintosios ir gautųsi 6. Tai gaunam 5 sveikus. 6 septintasias, kas yra mažiau už 6. Tai nėra daugiau 6, tai iš šito galim dar išplaukę sakyti. Čia išplaukę iš to. Žodžiu, galim pasimokti. Čia atkėlėm, kad x lygu minus 4 septintosios. Galim daryti išvadą, kad nėra sprendinys. Nes įstačius jį, čia gaunam skaičių mažesnį už 6, tai netenkina mūsų nelygybės. Ir dėl to nėra sprendinys. Tai atsakymas, galėtum rašyti nėra, bet tikriausiai x lygu minus 4 septintosios nėra sprendinys. Irgi turėtų tenkinti vertintojus toks parašymas. O, lyg ir jo, viskas gerai. Tiek žinių tokiam uždaviniui. Vėlgi, tiesiog patikrint, ar yra sprendinys, tiesiog įsistatom ir suskaičiuojam. Čia vėl visas sunkumas veiksmai su trupmenom, kurios jau matėm vos ne kiekvienam uždaviniui. Tai visai svarbu tikriausiai. Ok, tada turim 5 uždavinį. Reikia apskaičiuoti kampo be didumo. Turim lygiagretainį. Nu, čia yra pora būdų, vienas lengvesnis, kitas sunkesnis. Tai gerai, lengvesnis yra tiesiog žinot, kad yra savybė, kad lygiagretainio kampai prie vienos kraštinės jų suma yra lygi 180 laipsnių. Tai jeigu žinot šitą, tiesiog tada pasirašot, kad kampas A plus kampas B plus kampas B. Nu, čia tik vienas taškas, čia nereikia mums nieko argumentuoti tikriausiai. Nu, galėtumėt parašyti, kad lygu 180, nes lygiagretainio kampai prie vienos kraštinės jų suma lygi 180 laipsnių, bet mes realiai tą išrašom. Nu ir tada iš šito galim išsireikšti, ko mums reikia B, tai kampas B tada bus, vėl čia galim įsivaizduoti, kad kairiai pusėje liktų tik B, tą A galim nukelti į kitą pusę, galim iš abiejų pusę atimti A, bet man niekada nepatiko ta logika, man labiau su kėlimu logiškiau. Ir tiesiog keliant per lygų pasikeičia ženklas. Tai iš plus kampo A, to B labai negražiai parašiau. Kampas B lygu 180 laipsnių, su kuriuo nieko nedarėm, ir kampą A atkėlėm iš kairės pusės, taip apsivertė ženklas, buvo plus kampas A, dabar gaunasi minus kampas A. Ir tada gaunasi 180 laipsnių, minus 70 laipsnių, lygu 110 laipsnių. Ir tiesiog, sakykime, tada kampas B, blemba, kaip su pele, negražiai rašosi B raidė, lygu 110 laipsnių. Tai čia lengviausias sprendimo būdas. Patarčiau taip ir spręsti, bet tada reikia žinoti tiesiog, kad lygiagretainio kampai prie vienos kraštinės, lygiagretainio kampų prie vienos kraštinės suma lygi 180 laipsnių. Kitas būdas, šiek tiek sunkesnis, bet irgi dėl įdomumo, galėtum žinot, kad kitą savybę, jeigu žinot, tarkim, tai kitą savybę, kad lygiagretainio priešingų kampų suma yra
lygiagretainio priešingi kampai yra lygus. Tai iš to žinom, kad kampas A lygu kampui C, nes lygiagretainio priešingi kampai yra lygus, tai žinom, kad čia yra 70 laipsnių, tai yra viena savybė. Ir tada kita savybė yra, kad bet kokio keturkampio kampų suma yra 360 laipsnių. Tas pats galioja ir lygiagretainiui, tai galėtum pasižymėti šitą kampą kaip x, vėl žinotum, kad lygiagretainio priešingi kampai yra lygus. Čia galėtum irgi pasižymėti x ir tada žinotum, kad keturkampio kampų suma yra 360 laipsnių. Tai galėtum net lygtį susidaryti, kur būtų sudedam visus kampus. Galėčiau čia užrašyti, kad kampas A plus kampas B plus kampas C plus kampas D lygu 360 laipsnių, nes čia keturkampis. Ir tada gautum 70. Kartu 2 čia jau trumpinu, nes turim tą patį plus 2x, turim 360. Tada čia gaunasi, kad 140 laipsnių plus 2x yra 360. Vėl, kaip sprendžiam lygtį, tiesiog vienoje pusėje norim tik x, o kitoje pusėje laipsnių, tai gaunasi, kad 2x lygu 360 laipsnių, kadangi perkeliam per lygų, pasikeitė ženklas, minus 140, vėl kad taupyti laiką, čia liks 220 laipsnių ir tada padalinam iš 2 ir iš šito gaunam, kad x yra 110 laipsnių. Daug sudėtingesnis sprendimas, nerekomenduoju taip spręsti, bet vėl iš to pačio gaunam, kad kampas B yra 110 laipsnių. Net tai čia labai negražiai ta B raidė man vėl rašosi. Tai jo, rekomenduoju žinot geriau, kad lygiagretainio kampų prie vienos kraštinės suma yra lygi 180 laipsnių ir tada daug greičiau išspręsit, bet net jei nežinot, bent jau 2 sprendimo būdus sugalvojau. Gal yra ir trečias, nežinau. Ar dar daugiau. Taip, tada galim pažiūrėti, ar neprimariau nesąmonių. Neprimariau. Ok. Pažiūrėkim tada, ką turim šeštam turim tikimybės. Ok, atsitiktinai pasirenkama mėnesio diena, kai tikimybė, kad tai bus pirmadienis. Ok, tik vienas taškas, tai čia vėl nebūtina kruopščiai spręsti, tiesiog bet kaip svarbu išspręsti, bet mane 11-12 profesorius iš KTU, kuris mus mokė mūsų mokyklai, sakė, kad reikia labai kruopščiai spręsti viską, tai aš išmokęs galėtum pasižymėti, kad įvykis A yra, kad aš jau trumpinu, atsitiktinai pasirinkta diena bus pirmadienis. Taip užrašyčiau labai gražiai, pilnais lietuviškai žodžiais, kad A yra toks įvykis, kad atsitiktinai pasirinkta, čia mėnesio diena, dar įrašyčiau mėnesio diena bus pirmadienis. Tai tada tikimybės mes su P raide rašom, angliškai probability, tai gal kažkaip su tos, gal ten su lotynų visi tie simboliai susiję žodžių, bet P raide ir lietuvių kalba žymėm. Tai P įvykio A bus kokia. Dažniausiai yra mums tinkami iš visų galimų dalyjasi, tai kadangi čia kalba eina apie dienas, tai mums tinkamos dienos, kiek iš viso yra dienų, kurias galim pasirinkti. Tai tada bus viršuj skaitiklyje pirmadienių kiekis. Aš noriu pagailėti jūsų ir savęs, tai nerašau pilno žodžio. Pirmadienių kiekis padalinta iš viso dienų. Viso dienų, kiek tam mėnesiai yra. Tai ir žiūrim, kiek yra čia šitam kalendoriui pirmadienių. Yra 5 pirmadieniai. Bet vėl, jeigu jūs rašysit, tai gražiai rašykit pirmadienių kiekis padalinta iš viso dienų, netrumpinkit kaip aš. Nes, kadangi vienas taškas gal nesvarbu, bet ateityje bus svarbu ten 11-12.
Tai jo, dėl to gražiai rašykit viską ir nusekliai. Jo, padalinta kiek iš viso yra dienų, iš viso matom nuo 1 iki 31, iš viso 31 diena, tai 5 dalinam iš 31, niekas nesiprastina. Ir toks turėtų būti ir atsakymas. Tai atsakymas ir yra 5:31. Gal net nelabai ir yra čia kitokių būdų spręsti. Panašu, kad tiesiog taip labai paprasčiausias tikimybių uždavinys ir išsisprendžia. Čia tik atsakymus reikia rašyti ar patį sprendimą. Sveikas, Varanai, geras klausimas. Nu, šiaip sprendimą jo, čia reikia rašyti, neturi kur kitur rašyti. Dabar VB, kai testiniai, tai nereikia sprendimo. Bet čia reikia, manau, sprendimo. Reikia, tikrai reikia sprendimo, jo. Nes net aš atsivertęs vertinimo instrukciją, kad pažiūrėt, ar aš jums nemeluoju atsakymų. Tai jo. Nu, nežinau, gal ir nereikia, bet kai kuriuose jie tam patys savo sprendimus įdėjo jau, kaip Trupmanas daugina pavyzdžiui. Net šitam, kur buvo 2 taškai, jie čia kažką apie sprendimą vertina, tai jo tikrai reikia sprendimo. Tikrai reikia sprendimo, jo. Manau, galiu drąsiai teikti. Nu, ir vis tiek turi spręsti kažkur, tai čia ir sprendė ant to lapo, kur gali. Jo, good morning, my amigos, sveikas, familia Kraftai, seniai matytas. Lietai GG, nes nepamenu teorijos ankstesnės, ypač tokia turkampė klausimą, žinau, kad 110, bet nežinau, kaip paaiškinti. Tai palaš, aš paaiškinu jau Varanai, kelsiu YouTube, galėsi pasižiūrėti. Tai vėl, jei ko nesupranti, tai klausk, aš paaiškinsiu dar kartą, bet vėl. Netgi 2 būdai buvo mums rast, kad 110, bet pagrindinis lengviausias dalykas tiesiog žinot, kad čia yra lygiagretainis, kas mums parašyta. Ir yra savybė, kad lygiagretainio kampai, kurie yra prie tos pačios kraštinės, kampų esančių prie tos pačios kraštinės suma yra 180 laipsnių. O kaip šitą įrodyti, tai jeigu, reikia dar daugiau žinot matematikos, tarkim, jeigu čia pratestum šitą tiesę, tada yra kita savybė, ten, kur yra visokie kryžminiai kampai, priešiniai kampai, atitinkamieji kampai ir panašiai. Tai jo, tarkim, čia būtų atitinkamieji kampai. Ir žinom, kad atitinkamieji kampai yra lygus, vėl čia iš teorijos. Ir tada dar žinom, kad šičia yra gretutiniai kampai, šitie, čia gal kita spalva. Šitie kampai yra gretutiniai. Tai iš teorijos žinom, kad gretutinių kampų suma yra 180. Nu, nes čia yra pusė apskritimo, jeigu čia pratestum dar kitą spalvą. Čia būtų apskritimas, ane? Tai apskritimas yra, kaip 3 laipsnių, galite įsivaizduoti apėjimas aplinkui. Nu, tai pusė apskritimo, tai tiesiai lieka čia 108 laipsnių. Tai pagal šitą žinom, kad šitų 2 dalykėlių suma yra 108 laipsnių. Tai čia galėtum pasižymėti, tarkim, x ir žinotum, kad atitinkamieji kampai yra lygus, tai čia irgi x. Tai dėl to, jeigu šičia 108, 7 plus x, tai ir šitas x plus 7 irgi yra 108. Bet šito nereikia žinoti, tiesiog žinai savybę, kurią įsitikinti galim iš dar papildomas teorijos. Ok, dėkui, nėra už ką, Varanai. Jo, kita, tai jei nežinai šito, tai sakiau, čia gali pasižymėti, kad žinot vėl reikia, kad lygiagretinio priešingi kampai lygus. Nu, tai atitinkamai čia būtų x, tik čia jau 2 brūkšniais reiktų žymėti, čia x. Ir tada žinotum, kad bet kokia keturkampio kampų suma 360 laipsnių ir galėtum lygtį susidaryti ir išspręsti. Nu ką, ir padariau, gali atsisukti vodą atgal arba pasižiūrėti, kai kelsiu YouTube. Tai jo, kažkas dar neaišku bus, Varanai, tai klaust gali. Bet vėl, kadangi tik vienas taškas, tai gal čia nebūtina argumentuoti visko, jei žinai, kad 110. Bet ateityje koks sunkesnis uždavinys, tai visada gerai argumentuoti. O, arba čia prireikstų mūsų kryžminių ir atitinkamų ir visokių kampų panašių 7. Jo, pasižiūrim tada, ką turim. Atrodo baisiai, ne uždavinys? Atrodo baisiai. Kažkoks brėžinys, kažkas sąlyga ilga, tai žiūrim, ką turim. Ok, gal paskrolinam biškį žemiau, kad čia būtų parašyti. Nu gerai.
turim, kad AB yra 3, BC yra 2, CL yra 6, vajetus, CL yra 6. Turim, kad kampas A sužymėta BC lygu LKC, BCA lygu LCK. Sužymėta, ok. Yra trikampio LKC vidurio linija. Vidurio linija. Tai čia jau iš teorijos reikėtų žinoti, kad vidurio linija dalyja trikampio šoninės kraštinės per pusę. Tai šitas yra lygus šitam, o šitas šitam. O šitie du gabaliukai lygus. Nebūtinai visi 4 lygus, bet vienas kitam lygus. Šitą iš teorijos reikia žinot, vidurio linija, nes yra per vidurį šitų abiejų linijų, tai iš to išplaukia gana logiška. Ir reikia apskaičiuoti DE ilgį. Čia irgi iš teorijos reikia žinot, kad vidurio linijos ilgis yra lygus pusiai, kaip čia, prieš ją esančios kraštinės ilgio, va taip pat. Tai čia neišmąstysi. Šitokio dalyko, gal yra ir kitaip kažkaip spręs, gal su panašiaisiais, gal šito net neprireiks. Bet jo D yra pusė KL, tarkim, tai jei žinotum KL, tai galėtum ir D apskaičiuoti. Vėlgi, gal ir kitaip galima kažkaip spręsti. Bet įtariu, kad ne, nes mums duota šitam trikampį 2 kraštinės ir šitam jau mums KL yra aktuali ir duota CL. Bet realiai galėtum tada žinot, kad jei CL yra 6, tai vėlgi, kadangi vidurio linija dalyja per pus, tai žinom, kad CE yra 3. Nes vėlgi žinom, kad DE yra vidurio linija, tai iš šito išplaukia, kad tas CE yra tas CL iš 2 yra 3 cm. Tikriausiai dar nepamiršti reikia centimetrų rašyti, kai yra sąlygai matavimo vienetai. Jo, tai galim šitą žinot ir tada jeigu mes rastum, ko mums reikia DE, ir tada jeigu rastum DE kažkaip jau būtų gerai, bet taip pat jeigu būtum radę KL, tai būtum iš to žinoję, kad DE yra pusė KL ir irgi būtų buvę gerai. Bet vėlgi, čia su trikampių panašumu tikriausiai reikia spręsti uždavinį. Kaip žinot, nes nėra tiek daug dalykų, kurios 9-10 klasėje moko apie trikampius ir matom, čia yra lygių kampų. Tai jo, tiesiog dažniausiai reiškia, kad arba kažkas su lygiais trikampiais bus, arba su panašiais trikampiais. Jo, kaip plačiau paaiškinti, iš ko aš suprantu, kad čia panašių į trikampių reiks. Ir vizualiai panašus šie trikampiai, ne, tiesiog į vieną pusę pakreipti ir į kitą. Bet jo, kol kas tiek žinių ir mums reikia kažkaip tada apskaičiuoti. Tarkim, galim iš karto ieškoti, galim nelabai ten kreipdėmėsi į tos didžiosios trikampius. Tarkim, šito mums net nereikia, nes jau išsiaiškinom, kad CE yra 3 ir paargumentavom, apskaičiavom. Tą galiu gražiau parašyti. Ir jo, tik tada būtų mums labai gerai, jeigu mes dirbam tik su šitais 2 trikampiais. Vizualiai atrodo, ne, kad kampas šitas, tokio pačio dydžio bus kaip K, ne? Bet iš tiesų taip reikia pagrįsti visada, nes vizualiai ne visada yra tiesa. Bet jeigu žinom iš teorijos, vėl čia turim tiesą. Ir turim kitas 2 tiesas, kurios kerta. Bet mes nežinom, ar kas lygiagrečios, ne? Ne, žinom. Nes šitas veikia kirtimas tik tada, kai čia yra lygiagrečios tiesas. Bet gerai, čia per sunkus gal sprendimas. Vėl galėtum argumentuoti tada, kadangi čia lygiagrečios tiesės, čia atitinkamieji kampai ir čia jie yra lygus.
ir galėtum taip spręsti, bet reiktų tą lygiagretumą irgi argumentuoti. Nu gerai, gal 10 klasėje nereikia, bet šiaip turėtų reikėti, kad čia bus lygiagretu, nes čia vidurio linija, kur yra lygiagreti pagrindai, bet vėl apseisim be viso šito, gali tiesiog žinot, bet tada galim daryti to kitu būdu, kur tiesiog žinom, kad CL yra 6, nereiks man nieko čia įrodinėti. Nu ir tada šitą informaciją galim nepasinaudoti. Galėjom visiškai tas sprendimas irgi geras, bet taip paprasčiau. Jo, tai jeigu rastum KL, tada lengvai rastum ir D, tai galim pabandyti rasti KL. Vėlgi tada, jeigu žinotum, kad trikampiai yra panašus, tai tada galėtum remtis jų kraštinių panašumu, kad panašių į trikampių kraštinių santykis yra lygus. Nu, ir dar lygus trikampių panašumo koeficientui, kurio čia mums nereiks. Bet tada visą esmę tiesiog įrodyti, kad šitas trikampis yra panašus šitam didžiajam trikampiui. O yra tik 3 panašumo požymiai. Trikampių panašumo požymiai tik 3. Tai kažkurio iš jų reiktų pasiremti. Tai išminties. Gerai, kadangi 4 metus man nereikėjo požymių, nes matematiką moku prieš daugiau nei 4 metus. Atrodo gerai, yra pagal 3 lygius kampus, pagal 2 lygius kampus ir kraštinę prie jų ir yra pagal 3 proporcingas kraštines. Man atrodo, tokie yra trikampių panašumo požymiai. Panašumo savybės. Taip. Tai pažiūrėkime, ar aš jums nemeluoju. Pagal 3 kampus, nu realiai yra tas pats pagal 2 kampus, nes jeigu turim trikampį ir jo 2 kampai lygus, tai ir trečias bus lygus, nes jų suma yra 180 laipsnių. Jo, bet savybė vadinasi pagal 2 kampus. Aha, tada turim iš kitokį. Na, čia su koeficientais jau nėra taip svarbu. Jo, yra šitas, kur jeigu 3 kraštinės proporcingos kito trikampio kraštinėms, tai tie trikampiai panašus. Kitas yra pagal 2 proporcingas kraštines ir kampą tarp jų. Jo, visai svarbu. Visai svarbu, bet vėl mums neaktualu, nes mes neturim 4 ar 6 kraštinių, su kuriais galėtum naudotis šito. Bet kartais gali prireikti. Jo, tai tikrai pagal 2 kampus, nu, pagal 2 arba 3 beveik tas pats, bet užtenka 2, nes tada ir trečias automatiškai lygus. Pagal visas 3 proporcingas kraštines. Logiškiausias, nu, čia kito jie įrašė irgi, kad jei perimetrų santykis lygus panašumo koeficientui, tai trikampiai yra panašus. Nu, bet čia mes turim turėti panašumo koeficientą, kurį mes gaunam tik tada, jeigu trikampiai panašus, nu, tai čia kind of shit toks visai. Ketvirtas dažniausiai tik 3 šitus dažniausiai moko. Nu, gal jie ten dar kažką prirašė, bet ten jau tas koeficientas atsiranda tik tada, kai mes jau žinom, kad jie panašus. Tai jo, dar kartą, pirmas yra pagal 2 kampus, kitas pagal 2 proporcingas kraštines ir kampą tarp jų. Ir trečias pagal 3 proporcingas kraštines. Tai kadangi tada čia žiūrim, ką turim. Jei neturim kraštinių, tai tada tik pagal kampus, o jei turim kraštines. Jei neturim kampų, turim tik kraštines, tai tada aišku, kad reiks proporcingumą tą parodyti. O jei turim 4 kraštines ir tarp jų kampus, tada pagal 2 proporcingas kraštines ir kampą tarp jų galėtum įrodyti, bet kadangi čia mes turim labai gražiai, tiesiog, kad, nu, galim užrašyti, ką turim. Turim, kad kampas, nu, net iš sąlygos turim, kad kampas BCA yra lygu kampui LCK. Ir turim iš sąlygos, kad kampas BC lygus kampui L, blemba man L kaip kampas atrodo, LKC. Tai ir turim, kad 2 šitų trikampių, šito didžiojo ir šito mažesnio kampai yra lygus. Tai galime šito daryti išvadą, kad trikampis BCA yra, kaip negražiai raidę parašiau.
BCA yra panašus su trikampiu. Vėl kaip eit per trikampius, tai šie taip ir užrašė. Ne, biškai kitaip užrašė. Ja, dažnai geras įprotis yra eiti pagal kampus. Čia mes ėjom, ne, iš nežinomo kampo į vienu brūkšniuku pažymėtą, į dviem brūkšniukais pažymėtą. Tai čia galim tą patį daryti, čia nepažymėtas yra L. Einam į vieną brūkšniuką, į C ir į dviem brūkšniukais į K. O jie čia kaip sąlygai darė A, B, C, darė ir KCL, nu jie atsitiktinę tvarką darė, bet ko šitas būtų aktualu, nes jeigu turim taip gražiai užrašytą su atitinkamais kampais, tai tada, kai reiktų tikrinti, kurios kraštinės yra proporcingos su kuriom, tada labai svarbu pasidaro, nes tada galėtum išrašyti labai gražiai, nes reiktų žiūrėti BC, tai yra iš jokio kampo į tuščią, taip pat būtų su CL arba LC, būtų, tai čia matom ir būtų tas BC, būtų su LC pagal pavadinimą, tada būtų CA su CK, nes C būtų iš vieno brūkšniuko į du brūkšniukus, taip pat atitinkamai ir CK iš vieno brūkšniuko į du brūkšniukus, ir tada būtų pirma raidė su paskutinė BA iš dviejų brūkšniukų į tuščią su LK iš dviejų brūkšniukų į tuščią. Tai jei gražiai užsirašom šitą, tai tada tas proporcingas kraštinės lengva išsirašyti. Bet čia vėl nėra aktualu šitam uždaviniui, tik šiaip dėl įdomumo papasakoju. Ir galim užrašyti, kad čia pagal du lygius kampus. Na, tikriausiai nebūtina čia taip detaliai pagrysti, bet, na, visada, kodėlgi ne. Ir jo, tada turim, kad šitie trikampiai yra panašus, jau aš čia viską nutrinu, svarbiausia, kad jie yra panašus, mes jau įrodėm, kodėl jie yra panašus. Ir kadangi jie yra panašus, vėl nutriniu, BC turim 2, CL turim 6 ir AB turim 3. Kadangi turim šitą, nu, vėlgi, mums tada reikia išsirašyti, kurios kraštinės su kuriom proporcingos, nes pagal tai galėsim rasti nežinomąją kraštinę. Tai netgi tai, ką aš jums ką tik sakiau, čia yra aktualu, nes mes tada žinom, vėlgi, čia gražiai susirašėm, tai iš šito mes žinom, kad, nu, čia vėl galėtum rašyti, dar gražiau čia užsirašyti, kad būtų BCA panašus į trikampį LCK. Galėtum rašyti, kad iš šito išplaukia, kad visų panašiųjų trikampių kraštinių santykiai yra lygus K ir, nu, lygios viens kitam tie santykiai. Tai ir turim, kad BC padalinta iš vėlgi LC yra tas pats, kas CA padalinta iš CK. Ir tas pats, kas BA, nu, arba AB galim rašyti, kas AB padalinta iš LK. Labai svarbu, kad būtų vieno trikampio kraštinės viršui, o kito apačioje, arba vieno skaitiklio, kito vardiklio, nes jei čia apverstum, būtų negerai. Jo, tai turim tiesiog visas tas kraštinės, nu, čia dar lygu tam koeficientui, bet mes jo neturim panašumo koeficiento, tai čia jis neaktualus. Ir tada tiesiog reikia pasižiūrėti, kurios mes iš šitų turim. Tai turim AB, pasižiūrim, turim AB, turim BC, ir tada, ką dar turim CL. CL yra tas pats, kas LC. Ir labai gerai, nes jei pasižiūrėtum iš tas dvi vietas, bum, tai turim 3 kraštinės, kurios žinom, ir tik vieną, kurios nežinom. Nu, ir LK yra ta kraštinė, kurios mums reikia. Tai tada galim paskrolinti ją apačią. Na, net neskrolinti. Na, kai reikia brėžinį rodyti, biškai nepatogu rašyti. Bet jo, tada išsirašom tik to, ko mums reikia. Turim, kad BC padalinta iš LC yra lygu AB padalinta iš LK. Ir tada galim įsistatyti čia skaičius. BC yra 2. 2 padalinta iš LC arba CL yra tas pats iš 6.
2 iš 6 yra tas pats, kas AB yra 3 padalinta iš LK, kurio nežinom ir galim palikti kaip LK. Ir tada turim proporciją klasikinę. O proporcijai ką svarbu žinot, kad kryžminių narių, tai yra narių, kurie yra kryžmai, va šitaip vat. Kryžminių narių sandauga yra lygi proporcijai, yra pagrindinė proporcijos savybė. O proporcija tai realiai bet ką, jeigu užrašom kaip viena trupmena lygi kitai, tai jau realiai atrodo taip pat kaip proporcija ir šita savybė tada galioja. Tai kryžminiai nariai čia vėlgi tada yra 2 ir LK, tai kryžminių narių sandauga yra lygi, tai 2 kart, grįšiu prie savo pirmos spalvos, 2 kart LK yra lygu kitiems kryžminiams nariams, jų sandaugai lygu 3 kart 6. 3 kart 6. Tai ir turim tada, kad 3 kart 6 čia bus 18, galim iš karto pasirašyti. Ir 2 kart LK lygu 18, tai kad būtų tik LK, padalinam iš 2 lygtį abi pusės. Ir gaunam tada, kad LK yra lygu 18 iš 2, 9 ir būtinai nepamirštam centimetrai. Būtinai parašom. Ir turim tada, kad LK yra 9. Ir buvom prieš tai užrašę, kad tas mūsų DE yra lygu KL arba LK padalinta iš 2, nes DE yra vidurio linija, čia jau iš teorijos reikia žinoti tokią savybę. Ir tada iš šito turim, kad DE yra lygu LK padalinta iš 2 lygu 9 iš 2. Arba galėtų parašyti 4 sveiki 1 antroji, nes į 9 sutelpa 4 kartus pilnai. Arba tiesiog 4,5 galim parašyti. Ir vėl būtinai centimetrai nepamirštam, jei neparašysim matavimą vienetų, tai kaip klaida mums užskaitys. Ir turim tada atsakymas 4,5 centimetro būtinai nepametam matavimo vienetų. 4,5 centimetrų. Tikrai sunkesnis jau uždavinys, stipriai sunkesnis, kur reikia žinoti trikampių panašumo požymius ir reikia žinoti apie vidurio liniją šiek tiek teorijos. Tikrai nejaukai jau šitas uždavinys. Ir ačiū Dievui, aš teisingai išsprendžiu, nes čia buvo nejaukai. Tikrai nejaukai. Gal kaip sugalvojai, kaip pup spręst, sveikas, tai šiaip pagalvojau, būtų fan. Nes nėra YouTube visų metų pupų, kai kurių yra, bet kai kuriuose nėra. Tai pagalvoju, kad būtų įdomu ir žmonėms būtų naudinga. Jei kažko nemokėsi išspręst, galėsi pakaučiant, kaip spręst. Jo, tai tiek su to 7 uždaviniu tikrai sunkiausias kol kas iš visų uždavinių, dėl to netgi 3 taškai. Jo, dar galim zoomauti. O, testinis variantas, pagaliau kažkas geresnio. Gerai, turim 8 uždavinį. Jo, tą prisiminėm trikampių panašumo požymius. Labai gerai, dar kartą pagal 2 kampus, pagal 2 proporcingas kraštines ir kampą tarp jų ir pagal 3 proporcingas kraštines. Reikia mokėti, nes jau lape nėra. Formulių lape. Ok. Paskaitom, ką čia turim. Pakalnučių miestelį turim. Taip susidraugavo, kad net kartu savaitgalį leis. Ok, balsavo už pasiūlymus. Ok. Čia labai paprasta diagrama. Viskas logiška, matom. Populiariausias kelionė su nakvyne, Žibučių poilsiavietė. Ir nepatiko čiuožyklos žmonėms. Ir klausiu tada, kurį variantą pasirinko mažiausiai 10-okų.
Na, mažiausiai tai žemiausias stulpelis, labai logiška. Tai čiuožykla Kėdainiuose turėtų būt B lyg ir B. Tai tikrai B. Gerai. Mažiausias stulpelis, nu įklaustų daugiausiai, nu, tai aukščiausias stulpelis, čia mokinių skaičius ir nėra per daug ką aiškinti. Kiek mokinių dalyvavo apklausoje? Jau sunkesnis klausimas. Nes čia mums neparašyta sąlygoje, kiek. Tai reikia suskaičiuoti patiems. O mokinių skaičių turim čia, tai yra vertikaliojoje ašyje. Nu ir matom, jeigu žiūrėtum, kiek čia už šitą balsavo, čia labai gražiai galim suskaičiuoti, 1, 2, 3, 4. Čia turim, kad 4 mokiniai. Už šitą 1, 2, 3, 1, 2, 3, čia 3 mokiniai. Tada matom virš 20, 21, 22, čia 22 mokiniai. Ir konceptą Latvijoje 10 plus 1, 11 mokinių. Tai čia aišku rašytų tais jau prie sprendimo, bet viso mokinių lygu 4 plus 3 plus 22 plus 11. O ir 4 plus 3 yra 7, 22 plus 11, 33. Na ir 7 plus 33, 40. Tai lyg ir turėtų būti atsakymas 40 arba E. Nu, tiesiog viską suvedam. Turėtų kitų sprendimo būdų būt, nes daugiau jokios informacijos neturim. Tai tiek žinių. Taip, ir tada mūsų klausia, kiek mokinių pasisakė už kelionę su nakvynė Žibučių poilsiavietėje, kiek procentų mokinių. O jau šiek tiek sunkesnis klausimas, nes reikia mokėti apskaičiuoti, kokia dalis mokinių ir tada paverst tą skaičių procentais. Nu, tai galim įsivaizduoti, tarkim, jeigu būtų pusė mokinių, jeigu būtų, tarkim, 1/2 mokinių, tai būtų pusė, tai tas pats, kas 50 procentų, tai, nu, arba tas pats, kas 0,5. Tai kaip gauti procentus iš dalies, tiesiog padaugintum iš 100 procentų ir gautum 50 procentų. Tai taip pat ir čia, jeigu mes žinotum, kokia dalis tų mokinių balsavo, tiesiog padaugintum iš 100 procentų ir gautum tą atsakymą, kokia dalis tų mokinių pasisakė už tą kelionę su Žibučių, už nakvynę Žibučių poilsiavietėje, žodžiu. Taip, tai Žibučių poilsiavietė yra čia, mes čia žinom, kad čia yra kiek? 21, 22 mokiniai. Taip, tai kaip čia galėtum pavadinti, kad dalis pasisakiusių, nerašysi pilno žodžio, yra kiek čia, kiek balsavo už, nu, galėtume rašyti nakvynę Žibučių poilsiavietėje, nu, iš viso kiek, nu, viso mokinių galim pavadinti, iš viso mokinių. Ir turim tada, kad balsavo už 22, o iš viso mokinių yra 40. Galėtum suprastinti. Oho, nejaugi čia taip negražiai gausis. Iš 2 prastinėse gaunam 11/20. Ne, gausis gana gražiai. Galėtum suskaičiuotų, pasižiūrėti, kiek čia bus, bet jeigu be skaičiuotuvo, tai jei vardikliai būtų 100, būtų labai gražiai aišku. Tai jeigu mes čia padaugintum iš 5, tai gautum 50, viršui 11 kart 5, 55, apačioje 20 kart 500, o tai būtų tas pats, kas 0,55. Ir tada procentais, nu, galėtum čia užrašyti, norim. Dalis procentais yra 0,55 kart 100 procentų lygu 55 procentai.
Viskas, tiek žinių. Atsakymas 55%. Tai čia ir yra tie du taškai. Čia pirmas taškas už tai, kad apskaičiuojam kokia dalis mokinių. Jeigu palikt trupmeną, paliktum 11/20, jeigu tiesiog klaustų kokia dalis mokinių. Bet kadangi mūsų klausia kokia dalis procentais, reikia dar tą dalį padauginti 100. Na čia galėjom tiesiog ir tą trupmeną dauginti 100 ir išsiprastintų ten viskas gražiai ir gautųsi tas pats 55, bet parodžiau, kaip dar galima be skaičiuotuvo gauti paprastai tą išraišką. Ir atrodo atsakymas 55. Nice, 8.1.1. Jo, labai nice, nepagailėjo mokinukų ir davė jo 1 tašką. Per kiek čia laiko atsakei, kad 55 prieš minutę? Tai kurio čia vietoje detektinai, kad 55%. Jau kai 22.40 pamatėjau, mintinai žinojai, kad čia 55%. Ar kurio čia vietoje? Bet jo. Nu, toks sprendimo būdas, gal yra ir daugiau, bet jo, 55%. Tikrai. Ok, tada vėl turim mokinukus, bet čia jau 10-okai, čia jau rimti. Oi, čia tas pats, tie patys. Oi, aš galvau, kad čia mokinukai, bet čia 10-okai. Oi, sorry, guys. Kas žiūrit, jau 10-okai, jau mokiniai jau. Atsiprašau, jeigu įžeidžiu kažką, 10-okai. Jau rimta. Ok. Tai nuvažiavo į Žibučius. Aha, 16 iš A, 20 iš B, 2 vadovai. Aha, žinot, kad nuomotis rašosi su O. Aš visą gyvenimą galvojau, kad rašosi nuomuotis. Bet tada Vilniui žiūri užrašas nuomotis. Galvoju, what? Nuomotis? Ką? Bet taip jau rašosi, tokia ta lietuvių kalba. Ok. Jie nori pigiau parvykti. Ok, turim tvarkaraštį. Reikia nustatyti, kiek laiko trunka kelionė greituoju traukiniu iš Pakalnučių į Žibučius. Taip, tai greitasis, tai tas, kur nestoja stotelėse, kaip Vilniui turim 4G, 5G, tai greitasis jie nestoja kai kuriuose stotelėse. Ten ekspresas tarpmiestiniai dažniausiai vadinasi. Tai gal kur be tarpų važiuoja, tai greitasis net mums kepsais parašyta didžiosiomis raidėmis, nu tai tikriausiai šitas bus greitasis, nes vienintelis be tarpų iš Pakalnučių į Žibučius, bet vis dėlto ne, nes viršai rašo greitasis čia, tai reikia skaityti sąlygą, nes čia kepsais net, kad jeigu aš toks kvailas nepamatau, kad sakytų, čia greitasis, žiūrėk, tai jo susirandam greitai. Va čia greitasis. Dėl to visada naudinga visą peržiūrėti informaciją. Nes jo, čia daug tų Pakalnučių Žibučių matom, bet greitasis, jei nebūtų šito, tai tada šitas, aišku, būtų greitasis. Nes kiti negreitį nesustoja kažkur. Turėtų būti pagal logiką. Bet gal ne. Bet ne, tada jo, tikrai būtų taip, nes neįmanoma būtų jokiam būti greitesniam už tuos, kur tie stoja bet kur, nesvarbu per kur važiuoja, negali būti greičiau nei tiesioginis maršrutas. Jo, bet čia turim netgi greitai parašyta, tai čia yra greitasis. Ir tada reikia nustatyti, kiek laiko greituoju keliauja tie žmonės. Nu, kaip čia mums suskaičiuot? Nu, čia mintinai, aišku, galima. Gerai, tarkim, galėtum argumentuoti, pažiūrėti. Lengviausia būtų, čia būtų paprastesnis skaičius, tarkim. Jeigu būtų 8, tarkim, 7 valandas galim rašyti 5 min, plus 5 min galim pridėti, tarkim, tada gaunam lygiai 8 valandas, 0 minučių galim čia užrašyti. Nes tada lengvesnis klausimas, jeigu nuo 8 turim iki
10:05, tada daug lengviau. Tik tada reikia nepamiršti, kad čia dar tas plus 5 minutės mes turim. Nu ir tada matom, kad 10. Čia galėtų būti sunkiau, jeigu būtų biškai kitaip. Jeigu būtų, tarkim, 9:05, tada reiktų labai atsargiai skaičiuoti. Ne, atsargiai reiktų skaičiuoti, jeigu čia bandytum, jeigu šitas skaičius didesnis už šitą. Visada reikia labai atsargiai skaičiuoti ir pasitikrinti tokius uždavinius, žodžiu, turiu galvoje. Bet tiesiog tada iš 10 atimam 8, gaunam 2 valandas. Ir matom, kad dar 5 minutės lieka. Nu, 2 valandas plus 5 minutės, kurias pridam ir nepamirštam, kad dar 5 pridėjom, kad iki 8 nueit. Dar plus 5 pridedam. Nu, ir gaunam 2 valandas 10 minučių. Vėl tik nerašykit, kur vertintojam rašo, tilpkit į sąsiuvinį. Aš savo leidžiu prabangą rašyti, kur noriu. Tikriausiai čia mintinai galima buvo parašyti, kad 2 valandas 10 minučių. Galima buvo visą laiką pasiversti į minutes ir atiminėti. Arba buvo galima, nes jeigu bandytum kažkaip iš 10 valandų 5 minučių atimt 7 valandas 55 minutes, tai lyg ir viskas veiktų, jei iš valandų atiminėtum valandas ir iš minučių minutes, bet problema, kad iš 5 atimt 55 negalim. Tai reiktų tada čia iš šitos valandos duot 60 minučių minutėms. Tada liktų nebe 10, o 9 valandas plus 60 minučių prie 5, 65 minutės, kad ir kaip keistai atrodo, minus 7 valandas 55 minutės. Ir tada tą lygų nukeliu žemiau. Nu, vėl aš esu leidžiu rašyti labai didelį raidėm, kad jums geriau matytųsi, bet aišku, čia jums į tos langelius reiktų talpintis. Ir tada iš valandų atima valandas, iš 9 minus 7 lieka 2 valandas ir iš 65 atima 55, 10 minučių gauna. Tai gal taip net lengviau, bet tiesiog reikia nepamiršti duot 60 minučių tai minutį, nes kitaip nelabai skaičiuojasi. Ir pasitikrinam, jeigu čia nuvažiuojam 2 valandas, gaunam 9:55 plus 10 minučių, ok, 10:05. Jep, tai atsakymas tada gaunasi 2 valandas 10 minučių. Jo, su laiku visada reikia labai atsargiai skaičiuoti. Jo, 2 valandas 10 minučių. Viskas teisingai ir logiškai. Ok. O, kiek čia prirašė, draugai. Puk, kodėl sveikas Vilkoksai, gali mintinai, bet privalai įrodyti kodėl? Jo, tai dėl to mes sprendimą užrašėm, kažkokį stengiuosi užrašyti. Seniai matytas Vilkoksai, 1 taškas tai nereik. Nu, čia neaišku, nes čia yra ta vieta sprendimai. Nu, gerai, tutis, kaip sakoma, matematikas high level, tai gal ir pasitikėti galėtum, kad nereikia, bet dėl saugumo visada nepakenkia sprendimas, bet koks. Viską vertės minutėms ir viskas, paskui pasiverti, kas lieka, panašiai užduotis info-exa buvo. Jo, galim, aišku, viską verstis minutėm, bet tada labai dideli skaičiai būtų, galim tą 7x60, 10x60 viską minutėm turėtų atimti ir tada iš tų minučių išskirt valandas. Tikrai galima ir taip. Tai netgi 2 sprendimo būdus galima ir Vilkoksas 3 pasiūlė, tai jo, tikrai galima, bet tada skaičiai tie labai dideli gaunasi. Bet tikrai irgi būdas galimas toks. Jo, į programavimo uždavinį kokį spręst, tai tikriausiai taip ir lengviausia. Su kintamaisiais ten surašyti viską minutėm pasivertus. Bet čia biškai paprasčiau galima. Ok, tada mūsų klausia, kada vėliausiai galim išvykti traukiniu iš Pakalnučių. Jei norim atvykti poilsiauti iki 12 valandos ir žinom, kad nuo Žibučių traukinių stoties iki poilsiautis dar reikės eiti pėsčiomis 15 minučių.
Ok, tai atvažiuojam, turim atvažiuoti ir dar 15 minučių eiti ir turim spėti. Ir kada vėliausiai galim išvykti, mūsų klausė. Tai turim atvažiuoti, aišku, prieš 12. Tai automatiškai šitas nebetinka. O tada galvotum, gal šičia atvykimo laikas gal tinka. Bet pažiūrėtum, aha, kiek čia mums lieka iki tos 12, mums reikia būti 12. Čia mums reikia būti, čia mes tik 10 minučių turim iki 12, nes, nu, matosi, tiesiog 10 minučių iki 12, čia nespėsim. Tada čia žiūrim, aha, 11:40 plus 15 būtų 11:55. Tai čia spėtum, aha, čia galimas variantas, galim pliusiuką užsidėti. Ir tada žiūrim, aha, čia irgi spėtum, nu ir visos ankstesnios, aišku, spėtum. Ir čia yra atvykimo laikai, tai mums visi šitie tinka, mes per visus šitus spėjom nueiti. Tada žiūrim, kuris iš jų vėliausiai išvyksta. Matom, kad vėliausiai išvyksta, didžiausias laikas yra šitas pakalnučiai žibučiai. Tai kadangi čia tik testinis ir nėra vietos sprendimui, tai čia tikrai nereikia jokio sprendimo. Tai gaunam, kad 90 tai yra vėliausias išvykimas, kuris mums tinka. Tai atsakymas C. Ir tiek žinių, didelis skaičiai geriau nei A turėjo 1 obuolį, bet turėjo 5 obuolius, kur yra ežiukas. Turiu vilkioksai, turiu. Kur yra vilkas, galėtų klausti. Tai kad vilkioksai tiktų sąlyga. Bet jo, tikrai geriau. Ok, tada žiūrim, kad turim 8.3. Vėl jie dar tai savo kelionį. Lygina kainas, ne? Vajetus, čia taip paprastai viskas. O kelionė autobusu taip sudėtingai. Nes dar autobusą nuomotis reikia, nu jo. Tarp miestinių netelpa gal ar kaip, ar nėra gal įdomiai. Na, ok. Ir tada mūsų klausia, kiek kainuotų traukinio bilietai 38 žmonių grupiai iš Žibučius ir atgal. Ok, tai tada ir skaičiuojam. Turim viską čia, turim čia kiek kainuoja. Nu, jau turim, kad tada kaina. Ir būtų įprastiniam sąlygom. Tiesiog 38 kart 48, jeigu nebūtų nuolaidos. Galėsim skaičiuoti kainą pirmin, kainą atgal, bet tiesiog čia galim dauginti iš 2, nes iš karto ir pirmin, ir atgal įskaičiuojam. Galėtum skaičiuoti kainą pirmin ir tada taip pat suskaičiuoti kainą atgal, arba vėliau galėtum dauginti iš 2. Na, bet gerai, galime čia tą dvejetą dėti, manau, yra viskas gana aišku. Ir tik tada reikia nepamiršti, kad jei vyksta daugiau negu 20 žmonių, tai visų bilietų kainai taikoma 20% nuolaida. Tai galėtum iš karto įskaičiuoti tą nuolaidą. Gal jums būtų aiškiau, jeigu neįskaičiuočiau, aš jas iš karto galvoju. Gerai, kaip aš iš karto daryčiau, tai iš karto čia dauginčiau iš 0,8. Vėl čia šitas dvejetas yra nes pirmin ir atgal, o 0,8 nes čia yra, na, 20% nuolaida įskaičiuota. Nes kaip veikia tas 20%, tai iš viso turim 100%. Ir jeigu atimam 20, na, tai lieka 80% visos kainos. Tai kokia dalis čia yra, lieka visos kainos, lieka 80%. Iš 100%, kurie buvo,
Nu, čia išsiprastina procentai, išsiprastina 0. Nu ir lieka 80 arba 0,8 visos kainos. Tai dėl to labai paprasta į daugybą iš karto čia įdėti. Galima būtų aišku dalinti iš 100 ir dauginti iš 80. Jo, tikriausiai gal taip jums paprasčiausia būtų suprast. Jo, galėtum dauginti iš 80 šimtųjų šitoj vietoje būtų tas pats. Ir tada gal logiškiausia, ne? Nes iš 100% liko 80%. Tai čia iš to tas 0,8. Nu, čia mintinai aš jau neskaičiuosiu. Jau pasitelksiu skaičiuotuvą, kuris upė yra leidžiamas, manau. 38 kart 2. 48 kart 2. Ir kart 0,8. Gaunam labai įdomią kainą. Įtartina, bet tikiuosi, kad čia viskas gerai. Bet čia aš viską vieną eilutę parašiau, tai gal nelabai gražu. Na gerai, bet parašykim gražiau. Tarkim, kainą galim rašyti be nuolaidos, kad jums būtų aišku. Tada turim tą 38 kart 48 kart 2, nu įskaičiuojam. Nu, galėtum čia dar įrašyti, kad kaina į abi puses, kad būtų aišku ir visiškai argumentuota, tikriausiai saugiausia tai būtų ir daryti. Kaina į abi puses, nu ir čia gaunam tą 38 kart 48 kart 2. 3648. Jo, tik būtinai nepamirštam litų parašyti, litų matavimo vienetai visada svarbiausia. Na ir tada įskaičiuot galim kainą su nuolaida. Tikriausiai būtų užskaitę ir tą mano vieną eilutę sprendimą, bet čia tiesiog saugesnis variantas. Na ir yra tas 3648. Nu ir galėtum dauginti iš 80 šimtųjų, čia dar procentus galėtum sudėti. Nu čia tas pats 0,8. Ir galim dar kartą įsitikinti, kad tą patį skaičių gaunam. 2918,4 litų. Toks nelabai gražus skaičius, bet būtinai litų būtinai nepamirštam. Matavimo vienetų. Lyg ir taip atrodo. Ir jo, teisingai ir yra. Toks vienas sprendimo būdas. Na, aš tikrinos atsakymus, kad jums neprivėluočiau taip. Tik užmečiakai, kad jie siūlo kažkokį sprendimą su proporcija. Gal jis ten kažkaip žymėsi, kad gauna kainą 100%, tada pasižymė 80% x. Jo, tikriausiai taip irgi galima. Bet man taip atrodo paprasčiau be jokių proporcijų. Logiška, man toks įpratis jau taip spręsti tokius uždavinius.